Na ką, tai pradėkim, kiek jau 13 valandų tikrai? Lygiai. Lygiai, tai gerai. Tai turėsim tokį pašnekėsių pokalbį. Programoje esu pristatytas kaip istorikas, bet iš tikrųjų nesu istorikas. Turbūt kažkam gal tai naujiena, bet tikrai nesu istorikas. Baigiau archeologijos mokslus, o vėliau baigiau architektūros istorijos studijas arba menotyros krypties studijas. Viskas susiplakė į architektūrinį, tokį archeologinį matymą vietos, gal kažkokį, kartais gal didesnį dėmesį pats asmeniškai skiriu kažkokiam architektūriniam, urbanistiniam vietos vystymaisi, bet kiekvienas radinys, kiekviena dalelytė gali parodyti tam tikrą erdvės vystymąsi tam tikrų laikotarpių. Ir čia yra toks vaizdinys, kad turbūt įeiti į kontekstą ir suprasti, kur mes esam, kas tai yra per vieta. Pradžioje dar turbūt prieš kalbant, tai pasakysiu, kad kasinėjimai, kurie vyko pernai, tai jūs dabar visi esate susėdę ant vienos iš buvusios perkasos vietų. Tai kaip tik po jumis buvo viena iš perkasų. Ir pradėti nuo apie pačią vietą, apie šitos vietovės raidą, tai tikrai yra ką. Ir turbūt daugelis merkiniai natūraliai supranta, kad yra pilis, kažkokia buvo pilis, piliakalnis, visi turbūt esat buvę, matę, užlipę, bet pilis tai nėra tik tai vieta, kuri stovi ant kalno, tai yra kažkoks įtvirtintas darinys, o tai yra faktiškai visas, kaip čia pasakyti, visa struktūra, tai yra ar kaip tvirtovės struktūra, tai yra pats ant piliakalnio stovintis pagrindinis įtvirtinimas, šalia esantis papilys, aišku, visa irgi pats tas gyvenamosios erdvės išdėstymas irgi jis yra su dideliu klaustuku, bet ką archeologiniai tyrimai turbūt parodė ir ką pasakė, tai pirmas dalykas, kad apie ankstyvesnį laikotarpį nei viduramžiai labai sunku yra kalbėti apie šitą vietovę, bet pavienių radinių aplinkoje, ne tik čia vykdant tyrimus, bet ir piliakalnio aplinkoje yra ankstyvesnių, kurias galim sieti ir su bronzos amžium. Akivaizdu, kad ir su akmens amžiaus laikotarpiu, bet taip, kaip centras, kaip centrinė vieta, kaip kažkoks beaugančio miesto užuomazga, tai turbūt tikrai atsiranda kažkur tai 13 amžiaus, turbūt pabaigoje 14 amžiui, kada merkinė pradeda kurtis kaip tam tikras strateginis vietos centras, gynybinis centras. Ir apie tai galima iš tikrųjų daug kalbėti, bet turbūt reikia suprasti labai paprastą dalyką. Turbūt skaitydami kokią nors literatūrą atkreipsi dėmesį, kad merkinės pilis gina kažkokias tai vakarinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ribas ar kažkokią teritoriją, bet jokio apibrėžtumo labai didelio ir nėra. Tai esmė yra ta, kad Nemunas kaip upė buvo turbūt esminė fronto linija kovose su ordinu, o visa Užnemunės teritorija buvo iš esmės dykra, negyvenama teritorija, kaip iš tikrųjų buferinė zona kovose su ordinu. Ir turbūt reikia įsisąmoninti labai paprastą dalyką, kad Lietuva su ordinu, su kryžiuočių ordinu, tokio dalyko kaip siena neturėjo iki pat 1422 metų. Tai yra iki Žalgirio mūšio pergalės, vėliau vykusių ilgų dar derybų, sienos demarkacijos, būtent su ta Melnos taika tai vyksta 15 amžiaus pirmoji pusė, bet Lietuva kaip valstybės sienos, vakarinės sienos iš tikrųjų neturi. Tai yra tiesiog kaip dabar Rusija, kaip Putinas pasakė, kad Rusija neturi sienų, tai Ukraina ir patikrina, kaip ten yra su tom sienom Kursko srity. Tai taip, nebuvo tokios erdvės, tai būtent prie Nemuno stovinčios pilis yra kaip keltas, valstybė ginantis keltas, Širdį, Vilnių, Trakus ir taip toliau. Na ir merkinė yra vienas iš tų valstybės tokių centrų, besistatančių, besikūrinčių. Čia yra pavaizduota pilis, kur yra absoliučiai hipotetinis vaizdas. Tai yra visiškai spėliotinas vaizdinys ir iš tikrųjų jums niekas konkrečiai tiksliai nepasakys, kaip atrodė tos viduramžių pilis, kaip jos vystėsi, koks buvo jų užstatymas. Tie visi tvirtinimo tipai yra daugiau turbūt spėlionių lygmenį, bet tam tikri archeologiniai tyrimai iš tikrųjų parodė ir merkiniai, kad galima tikrai kažką nuspėti, manyti, kas galėjo šitoje vietoje būti, bet faktas yra tas, va čia piliakalnis, va ten visiems turbūt matoma, žinoma, stovi, kaip ir sakau, įtvirtinimas, ir šita vieta, šitas arealas, kuriame mes esam,
yra būtent Merkinės užuomazga, kaip Merkinės kaip miesto, turbūt kaip gyvenvietės pradžios taškas, būtent šita teritorija Papilys ir yra gyvenamoji erdvė. Ir archeologiniai tyrimai tą parodė, kad kultūrinis sluoksnis tikrai egzistuoja, siekiantis tą patį viduramžišką laikotarpį. Ir čia va būtent, kada aš kalbam apie dvarvietę, tai vis tiek reikia pradėti kalbėti nuo ankstyvesnių laikų. Ir iš tikrųjų po tavo viduramžių sluoksnių, kas yra labai dažna šitame regione, Merkinės apylinkiai, tai va būtent yra toks šviesus jau smėlis ir ten jame tik tai lenda jau akmens amžiaus laikotarpio radiniai. Tai va, kai kalbame apie akmens amžių, tai čia archeologai turi tokį juoką, kad kur eisi ten ką nors rasti. Titnaginės nuoskalos, kažkokių dirbinių fragmentai, faktiškai visur palei Merkį, palei Straujos slėnį, palei Nemuno slėnį lenda visur ir turbūt nieko nenustebinsi. Aš pats apie akmens amžių nieko neišmanau, tikrai nesu specialistas, bet tie akmens amžiaus dirbiniai, kurie yra rasti čia, jie nukeliaus pas žmonės, kurie supranta ir galės detaliau paaiškinti. Taip, tai keliavom truputėlį toliau. Dar apie Merkinės svarbą tikrai nereikia pabaigti. Tai čia yra Lenkų tyrėjo sudarytas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės būtent šito arealo planas su tam tikrom administruojamam valdom. Čia va matot Merkinę, Mereč, lenkiškai vardyjimas. Ir va būtent kokioje mes vietoje dar aiškinamės, kokios tai svarbos yra vieta. Tai kada buvo nustatyta su Melno taika siena su Kryžiuočių ordinu arba vėliau egzistavusia Prūsija, Prūsijos karalystė, dabar Kaliningrado srities, Rusijos okupuotos, tiksliau, teritorijos riba. Ir Merkinės žemės tuo metu po Melno taikos siekia būtent ordino žemės, nustatytas po Melno taikos. Tai Merkinė kaip centras yra čia, o Merkinės riba baigėsi ties sieną, ties Vištyčio ežerą. Įsivaizduojate? Tai yra didelis plotas, apie 150 kilometrų. Ir Merkinės areale, Merkinės tam didgiryje, tai pirmiausia, ten žmonių nebuvo tiek daug ir gyvenančių, bet kūrėsi tokie centrai, aišku, vienas pirmųjų centrų, tai yra Liškiava, kuris kūrėsi Merkinės žemėje. Antras centras, kuris yra pariby, bet iš tikrųjų Liškiavo žemės valda, tai yra Veisiejai. Aišku, ir Seirijai, irgi Seirijų ežeras yra jau minimas ir Kryžiuočių kelių aprašymuose, kaip pasiekiama buvo Merkinė kaip gynybinė tvirtovė. Lazdijai, Seivai, iš tikrųjų palei pat Seinai, tai visur tai buvo Merkinės pilies administruojama teritorija 15 amžiuje ir būtent iš to žemės gimsta visi kiti dvarai, visi miestai, kurie čia buvo atsiradę, tai ar ta pati Rudamina, tai jeigu taip kalbėtume apie Merkinės imperializmą ir senasias žemės, tai turim apie ką pakalbėti. Didžiulis tikrai žemių masyvas, aišku, čia va į pietus, pietinės žemės, tai apima Marcinkonės, Ratničios, pavyzdžiui, kaimas, faktiškai dabar Druskininkų kaip ir miesto jau dalis. Į šiaurę ribojasi su Nemunaičiu, Alytaus karališkoji ekonomija irgi atskiras labai įdomus dalykas. Bet tikrai net ir iš visų Užnemunės teritorijų, kurio buvo padalinta kaip Irakas prie čia stovinčių pilių, Merkinė tikrai užėmė, tikrai vieną procentaliai žiūrint didesnę tikrai dalį nei kitos pilis. Vėliau šita vieta jau nuo būtent jau po Žalgirio mūšio, po pergalės prieš ordiną, iš tikrųjų transformuojasi. Merkinė persikelia į kitą Stangės pusę, miestas pradeda formuotis kitoj Stangės pusėje. Merkinės, pavyzdžiui, Turgaus aikštė, kur ten visi turbūt pravažiavo, ar buvo, tai kultūriniai sluoksniai iš tikrųjų rodo, kad jau ten gyventa, jau vyko veikla jau 15 amžiaus, ko gero antroji pusėje. Tai rodo tokį pasikeitimą gyvenvietės, o pati šita erdvė, visa šita teritorija pamažu virsta dvaru ir tikrai nuo 15 amžiaus jau turbūt antros pusės pilies pačios ant piliakalnio galbūt jau ir nebelieka, arba ten tik tai yra kažkokios jau neesminės funkcijas turėjęs statinys. O čia kūrėsi būtent valdovo vietininko, kuris, iš esmės administruoja šitą žemę, valstybę žemę, centras, centrinė vieta, ir tai yra būtent ta sąvoka, apie ką mes vadinam ar apie karališką dvarą, ar apie seniūnijos dvarą, bet tai viskas sutampa sukrenta į tą patį apibūdinimą. Ir Merkinės turbūt reikšmė ir ypatingumas šito dvaro išryškėja tame, kad Merkinė yra pagrindinė kelio tarp sostinių.
tarp Vilniaus Krokuvos, vėliau Varšuvos, Vilniaus, galų gale tarp Gardino ir Vilniaus. Tai visi valdovai vykdami tarp tų sostinių centrų visą laiką Merkinėj sustoja. Ir tas sustojimas tikrai nėra tas, kad aš čia, kaip valdovas, tarkim, jis čia sustoja, pernakvoja ir išvažiuoja, tai aišku yra ir medžioklės tradicijos, bet yra ir valstybiniai dalykai sprendžiami, tai čia įrodo net ir dar viduramžiais, dar net ir ankstyvesniais laikais, pavyzdžiui, Jogailos vizitai, Vytauto didžiojo vizitai, kaip pavyzdžiui, Jogailos suteikė Vilniaus miestui ir Magdeburgo teisės, būtent čia, kur mes sėdim, kažkur šitam areale. Tai vėlesnių valdovų vizitai, ar tai būtų tas pats Aleksandras, tai aš kartais turiu juoką, Kaunas pasistatė dabar paminklą Aleksandro Kazimiero Jogailaičio, neatsimenu, nesvarbu, kažkuriam iš tų valdovų, bet kokiu atveju Merkinėj tie valdovai lankėsi kokius kelis kartus daugiau nei Kaune, nes tiesiog Merkinė buvo toje vietoje, ant to kelio, ant pagrindinės arterijos valstybės, kaip Vytaras čia dabar turi savoką imperijos kelias. Tai čia yra vaizdinys parodytas, kaip galėjo atrodyti dvaras Merkinėje 18 amžiaus antroje pusėje pagal tam tikrus duomenis, planus. Tai mes esam teritorijoje, kuri yra būtent maždaug šitas arealas, čia yra piliakalnis, šitas griovys gynybinis ir va čia stovintis rūmai su pakankamai didelio oficina. Tai patys rūmai stovėjo va čia, kažkur šitoj vietoje, teritorijos pakraštyje. Truputį apie tai pakalbėsim, bet archeologinių tyrimų metu, kaip tik kasinėjant toj teritorijoje, pavyko aptikti pakankamai masyvius mūrus. Panašu, tikrai galima juos identifikuoti arba sieti su čia stovėjusių rūmų pamatais. Ir tai, ką mes padarėme, ką mes atkasėm, tai mes atkasėm tik mažytę kruopelytę, kas toje vietoje buvo. Oficinos pastatas, jisai irgi yra detaliai aprašytas 18 amžiaus pabaigoje ir ten netgi dabar, aš pats eidamas matau žemėje, kad net akmenis lenda iš pažemės ir tam paviršiui, ta prasme, ten tas pamatų lygis visiškai yra kažkur čia pat po velėno sluoksniu. Tik ta vieta nėra tyrinėta ir čia irgi yra tik laiko klausimas, kada pabandysim tą padaryti. Tai čia yra ta geroji dvaro teritorija, tai va čia kas yra tas dvaras. Tai yra reprezentacinė erdvė ir yra ūkinė dalis, blogoji, turbūt grubiai tariant, galima sakyti. Tai va čia yra ta erdvė su arklydėm, su įvairiais ledainės pastatais, ūkiniais pastatais. Ten vykstant jau į Merkinės centrą, kai per upelį kertate, ten gal net nesimato labai ta upelė, ten yra brūzgynai. Prieš kylant į pačią aikštę buvo tiltas, kuris minimas jau nuo 17 amžiaus su Švento Nepomuko ir Florijono skulptūromis. Beje, 18 amžiaus antroje pusėje Gorskis, toks dailininkas, buvo pasamdytas Mato Ginskio Merkinės seniūno, kad tas tiltas būtų ištapytas. Tai buvo tikrai puošnus tiltas. Brauras prie Stangės upelio stovėjo. Tai šiandien tikrai vaikštant po teritoriją suprasti, kas čia per erdvė yra be galo sunku net rekonstruota erdvė, nes būtent kas įvyksta, tai net ir 19 amžiuje, kada sunyksta šitas dvaras ir kada mes čia kasinėjom, radom tikrai ryškų degėsių, net įsilydžiusių plytų koklių sluoksnį, kas rodo, kad 19 amžiaus, ko gero, pirmoje pusėje čia įvyksta didžiulis gaisras. Viskas sunyksta ir vėliau jau čia caro laikais atsiranda toks statinys kaip šitas, muilo fabrikėlis, žydam priklausęs, kai kurie painioja, aišku, su dvaru šitą pastatą, bet labai svarbi detalė, kad čia nieko bendro neturi šitas pastatas su dvaru, tai yra 1897 metais pastatytas tipinis eilinis miestelio namas. Merkinės centras prieš karą buvo visas apstatytas tokiais raudonų plytų pastatais. Kartais irgi sunku tą suvokti, tą Merkinės kismą, ypatingai antrojo pasaulinio karo laikotarpį. Ir būtent 35 metais čia ir vyksta senovės dienos, tai čia toks atgarsis šito festivalio ir sovietmečių iš tikrųjų, kai kurie čia ir gyvena šitoje vietoje, bet man gaila, kad buvo iš tikrųjų statyta teritorija, nes buvo puikiai rekreacinė zona miestelio prasidėjus, būtent su tom senovės dienom, tais didžiaisiais miestelio renginiais, puikiai erdvė ir nežinau, kaip buvo, pavyzdžiui, su žemės judinimo darbais, bet tu yra įvairių istorijų apie irgi rastus, ar ten kokį nors medinį grindinę sugirdėjęs, ar ten kažkokius rūsius, į kurios ten arklys lūžo ir taip toliau, tai šita vieta tikrai slepia daugą iki šiol. Ir tyrimai, archeologiniai tyrimai šitoje vietoje nebuvo faktiškai beveik daryti, išskyrus Sauliaus Sarcevičiaus tyrimus
prieš jau daugiau nei gerą dešimtmetį, tik tai iškasant kelis šurfus, būtent šitoje teritorijos daly ir čia už šito raudono plyto pastato, kur yra restoranas. Tai irgi, aišku, fiksuotas 13 amžius, labai fragmentiškai, su Saulium irgi archeologui teko diskutuoti, jis buvo aptikęs ir plytų fragmentų, kažkas sėtina su, matyt, irgi dvaro čia pastatais buvusiais, nors man dabar irgi pavyko tų plytų fragmentų aptikti, panašu, kad galbūt tai yra ir 16 amžiaus pėdsakai. Taip pat pamatas buvo aptiktas, senas pamatas, ko gero 18 amžiaus irgi už šito pastato, tai čia faktiškai visur yra pamatų kažkokia struktūra. Tai va čia yra sugretintas raudonai pažymėti 18 amžiaus pabaigoje stovėję pastatai ir dabar esama situacija. Tai va reikia tiesiog įsisąmoninti, kad dvarvietė tai nėra tik tai čia, kur mes esame, tai yra visa didelė teritorija iki pat ten toliau esančią Stangės upelių. Tai čia va tie dvaro rūmai daugmaž stovintis, tai va čia. Keliaujam toliau. Ir kaip tie dvaro rūmai atrodė, pavyzdžiui, 18 amžiui. Aišku, mes duomenų didelių, daug jų neturim, bet tie rūmai yra aprašyti. Pirmas rūmo prašymas, kuris mus pasiekė, tai yra iš 17 amžiaus pabaigos, iš 1695 metų. Detaliai pakankamai aprašyti rūmai, bet tai yra aprašymas, tai yra ne piešinys. Sunku jį suprasti, suvokti. Iš to sudėtingo planavimo, aišku, didelis pastatas, kaip yra aprašyta, buvęs su netgi galerija ir taip toliau. 18 amžiui, kada valdė Sapiegos viską perstatė, pastatus yra minima, pavyzdžiui, interjero tokias detalės kaip lipdyba, puošyba, puošnios koklinės krosnis, netgi su piešiniais, majolikos tokiais piešiniais. Tai tikrai, nepaisant to, kad buvo mediniai rūmai, jie buvo tikrai viduje pakankamai prabangus. Ir šitas vaizdinys yra jau Pamato Ginskio statybų, irgi yra aprašytas tas pastatas, kaip jisai daugiau mažiau atrodė. Vizualiai, kaip pavyko išspausti, tarkim, rekonstrukcinį vaizdą, tai yra toks būdingas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės diduomeniai, bajorijai, ne iš didžiųjų rūmų, bet toks dvaro mediniai rūmai su tokiu barokiniu stogu, įėjimais ir alkieriai, šoniniai kampiniai alkieriai, kurie, ko gero, stovėjo vienas čia kažkur alkierius, kitas čia ir, aišku, centre rūmai. Tai pakankamai erdvė visiškai kitaip atrodė nuo šiandieninio vaizdo. Čia va dar pagrindinis fasadas. Daugmaž man teko padirbėti truputį prie tų rūmų prieš kokius 5 metų, aiškinantis, kur čia kas stovėjo. Tai va, centrinėme korpuse minimi 23 langai, tai irgi jau rodo net nemažą pastato galą. Tarkim, Gonkos prieimo, pavyzdžiui, alkieris nuo miesto pusės dar 1786 parašyta, kad dar nebuvo baigta statyti. Tai aišku, akivaizdu, kad paskutinės masyvesnės statybos vyksta 18 amžiaus pabaigoje. Bet reikia dar tą suprasti, kad nuo 15 amžiaus dvaro rūmai yra vis reguliariai perstatomi, vis yra kažkas keičiama ir vis tai formuoja tam tikrus pėdsakus, liekanas šitoje erdvėje ir tuose kultūrinėse sluoksniuose, kuriuos, po truputį mes kaip ir pajudiname. Judiname ir judinsime turbūt ateityje. Čia yra irgi vaizdinys į Merkinės dvarą patenkant, tai kaip daugmaž galėjo atrodyti tas tiltas per Stangės upelį. Čia yra Bravoro pastatas, Vytenis yra architektas, tai mes darėm su juo tokį eksperimentą, labai įdomus dalykas. Turi pastato prašymą detalų ir be pirminio apsitarimo tu tiesiog paimi pagal aprašymą, susipieši planą pastato, kaip atrodė, kur kokie kambariai, kiek langų, kur krosnis, kur dar kažkas. Ir tada palyginom, ką nupiešėm ir iš tikrųjų viskas beveik sutapo. Tai reiškia, kad logika kažkokia veikia, ta vizualinė ir jinai yra bendrai suprantama, tai čia yra hipotetinis vaizdas, bet turintis panašumų į greičiausiai tai, kas iš tikrųjų čia realybėj galėjo būti. Dar truputį grįžtam prie Merkinės žemę 18 amžiuje, irgi tą dvarą, ką jisai valdo, kad supras, ką jisai valdo. Tai čia yra Merkinė pažymėta, čia yra apibrėžtas dabar geltonai Varėnos rajonas. Varėnos rajono riba, čia Alytus, Varėna, Senoji Varėna, ten Valkininkai. Ir čia yra Merkinė ir jinai valdo tokią arealą jau 18 amžiuje, jau nebe 15 amžiuje, nes kaip čia atkrito daug teritorijų nuo tos Merkinės valdos. Liko tokia valda, kuri vakaruose yra prie pat faktiškai Veisiejų
ties Lavyso ežero ir ta pati Ratničia iki pat 19 amžiaus yra Merkinės tiesiogiai valda, netgi Ratničios bažnyčia buvo administruojama Merkinės jėzuitų. Tai toks va dar trumpas vaizdinys, čia truputį padetalizuojant dar. Taip, tai čia dar analizuojant tas žemės dar galima dar daugiau kalbėti, bet pačioj toje Merkinės didžioji valdoj, tai aišku, čia jau atskirai gyvuoja savo gyvenimą Liškiavos dominikonai, pavyzdžiui, Merkinės miesto giria irgi yra labai įdomus dalykas, nes yra ir seniūnijos giria, kuri valdo šitas dvaras, ir Merkinės miestas, kuris valdo savo mišką. Tai va ta Merkinės miesto giria, tai yra va ten tiesiog, va kitoj Merkio pusėje besitęsia iki Tiekos, Uciekos kaimo, toks irgi nemažas plotas ir seniūnas, jau Merkinės dvaras neturėjo teisės lysti šitą miestą konkrečiai giria. Tai va dabar Merkinės miestiečiai galėtų nueiti ir atsimti savo miestą didžiulį masyvą, kadaise priklausiusi, kuris buvo beje duotas Merkiniai dar Žygimanto Senojo 16 amžiaus pradžioje. Čia dar truputį planų, tai va dar grįžtant tą senąjį Didgirį parodant Merkinės, tai čia galbūt jis aiškesnis, va čia Merkinė. Ir Merkinės pats vakarinis kraštas dar viduramžiai siekia. Čia yra Varmijos Mazūrijos vaivadija, Seinai, kur yra. Tai kas atvažiuojate į Seinus, turėkite omeny, kad prie pat Seinų baigėsi tik tai senoji Merkinės Didgirio riba. Na va, tai einam prie tų kasinėjimų, ką mes planavom, kiek mes iškasėm, ko mes neiškasėm, irgi galim apie tai pakalbėti, kas dar lieka ateičiai. Pirmasios 2 perkasos buvo kasamos va čia, tai yra prie va šito restorano pastato, ten va, kur tas medis auga, va, kyšo, tai buvo kastas 2 perkasas ir kaip tik tose vietose faktiškai visur, kur tik tai buvo kasama, buvo fiksuoti čia stovėjusio, na bent jau ko gero 18 amžiaus pirmoji pusė, galbūt net ir 17 amžiaus antroji pusė statyto pastato fragmentai, tiek grindis, tiek pakankamai storo pamato fragmentai, tai pamato storis siekia, čia nuo mano rankos, maždaug tokį storį, tai apie 90 cm net ap metrą ir kai kur net storesnis. Tai rodo, kad statinys buvo pakankamai masyvus, tikrai nemaža trabelė. Ten stovėjusi ir dar, ką mes atkasėm, tai tikrai vargo buvo daug, iki 4 metrų kastis, nes ten kaip tik buvo rūsio patalpa, tai mes užčiapiam tik tai rūsio fragmentą. Ir pasiekėm dugną to rūsio, aš po to parodysiu nuotrauką. Taip pat viena iš perkasų buvo kasama būtent čia, kur jūs sėdit. Tai čia, kaip bebūtų, jau pasikeičia, jau čia užstatymo fragmentų didelių nėra, bet mes atkasėm iš tikrųjų čia šitoje vietoje viduramžišką sluoksnį. Sunku dar pasakyti, tą pasakys radiokarbono tyrimai, ko gero turbūt detaliau. Koks tikslus galėtų būti datavimas, bet labai įdomu, kad įžemėje, kas yra įžemės, tai yra ta jau nejudinta žemė, tai yra šviesus smėlis, grubiai taip tariant, jame išryškėjo toks kaip pastato, tarsi kažkokio statinio, kažkokios struktūros kontūras. Irgi turbūt rodantis čia, 13-14 amžiuje buvusius tas medinis statinis, kurie čia buvo turbūt tankiai užstatyti. Aišku, tai yra tik fragmentas, bet mes irgi surinkom tam tikrus angliukus, irgi medžiagą, kuri turbūt padės irgi aiškiau datuoti tą aptiktą objektą. Ir aišku, kita perkasa truputį tolėliau, prie to geltono namo, tai ten iš tikrųjų pakankamai gražiai, be didesnių kažkokių žemės suardymų, išryškėjo 2 tokie sluoksniai, vienas turbūt 16-15 amžiaus ir turbūt kitas 14-13 amžiaus. Tiesiog matyt kažkoks gaisro dėmuo labai aiškiai išryškėjęs, nes tikrai pakankamai nemažai degėsių. Tai vat skyrės juos, tai matyt galbūt tai yra susiję ir su Merkinės pilies apgultimis vykusiamis 14 amžiuje ir 15 amžiaus pradžioje. Tai irgi tie reliktai dar po to eigoje dar pasirodys aiškesni. Tai čia aš, kaip Vytaras sakė, kad čia radinius dedu iš tų kasinėjimų, tai tikrai čia nėra net 1% turbūt radinių, ką mes esam surinkę. Tai yra tik tai keli fragmentai, tai va čia pavyzdžiui iš dvaro tikrai 16 amžiaus, galbūt antrą pusę siekiančio koklio fragmentas. Čia irgi panašiai, turbūt 16 amžiaus pabaiga, 17 amžiaus pradžia, augalinis motyvas irgi
puošnios krosnės fragmentas, turbūt 18 amžiaus, irgi keramika, matot, su piešiniais, beje, čia yra dekoratyvi lėkštė, jinai turi skylutes, tai akivaizdžiai buvo pakabinta ant sienos, na, kažkokia turėjusi daugiau net dekoratyvinę funkciją nei realiai. Maistas, aišku, keramika, tai keramika ir dar kartą keramika. Keramikos yra labai daug ir keramikos fragmentai, aišku, keramikos fragmentai turbūt sudaro kokį 80% visų radinių. Kaulai irgi yra aktuali tema ir turbūt ką reikia pasakyti, kas yra tie iš vis archeologiniai tyrimai, kaip jums atrodo, kaip jie prasideda ir kaip jie vyksta. Gal galit pasakyti, kaip jums atrodo, koks vaizdinys yra. Ar aš, kaip pavyzdžiui, archeologas galiu ateiti ir, pavyzdžiui, išsikasti duobę, kur man užeina ir kur aš noriu? Tai va, o kaip tas leidimas yra gaunamas? Nu tai va, tai tas popierius reikalingas, bet pirmas dalykas, tai tu turi būti archeologijos mokslus baigęs žmogus. Nu, čia turbūt natūraliai turbūt tai galima atsakyti. Kitas dalykas, tu turėti atestaciją. Nesvarbu, kad tu turi diplomą, baigimo, tarkim, bakalauro ar magistro, kad tu baigęs archeologiją, tu turi dar gavęs atestaciją, tu turi būti atestuotas specialistas, išlaikęs tam tikrus testus, įrodęs, kad tu išmanai tikrai tą teisinę bazę, visas, tapsime, paveldo tvarkybos reglamentą ir visus kitus niuansus, kurie irgi yra reikalingi iš tikrųjų darant tokius darbus. Kitas dalykas, kad gautum jau leidimą tyrimam, tu turi parengti archeologinio tyrimo projektą. Tai būtent archeologinio tyrimo projekte tu turi nurodyti labai konkrečias vietas, kur kasi, ką kasi, plotus, kvadratūrą, metodiką ir visus kitus niuansus, kurie irgi turi savo labai, turbūt archeologai, tai yra visiškai standartinė virtuvė, bet paprastiems žmonėms tai dažniausiai nėra labai aiškus dalykai. Na ir prasideda archeologiniai tyrimai. Tai kaip tie archeologiniai tyrimai vyksta, kaip jums atrodo? Susirenka vaikai į smėlio dėžę. Tai va, tai pavyzdžiui, sovietmečiu tai tikrai būdavo taip, kad nebūdavo ten labai kažkokių didelių projektų rengiamų, kažkokių pirminių planų, ką tu kasi, kaip tu kasi, netgi ta fiksacija buvo tokia labai grubi ir kartais dabar net žiūrint tam tikrus kažkokias ataskaitas, kartais net sunku suprasti, kur tai yra ta vieta. Bet pirmas dalykas iš tikrųjų, ką tu darai, tai tu atsižymi perkasos plotą, perkasos vietas. Kaip tu tą padarai, dažniausiai tu vis tiek esi archeologinio tyrimo projektą pasižymėjęs vietas, tas vietas tu pasižymi jau nesu peintų, tiesiog pasižymėjęs taškiuką, tu turi labai aiškias koordinatės, labai aiškias koordinačių taškus, tu pasiemi, pasižymi tas su realiai, ką daro netgi šitie žemėtvarkininkai. Pasiemi tą GPS aparatą, pasidedi, pasižymi taškus, atsižymi perkasos kampus ir taip toliau ir tik tada tu pradedi viską daryti. Tai aišku, tas procesas labai, gal jums ir nuobodžiai skambės, bet tikrai tyrimai nėra tik tai viena didžiulė romantika, tai yra ilgas ir sudėtingas darbas. Tai pirmas dalykas, kokie radiniai, kaip jums atrodo, yra renkami archeologinio tyrimo metu. Ar tai yra tik tai tie radiniai, kurie yra, na, tikrai, dažniausiai ateina žmogus ir sako, nu tai turbūt ieško aukso. Ar archeologai tik ieško tokių dalykų, ar ieško kažko daugiau? Auksas vertingas, bet šiaip tai malonesnis. Malonesnis radinys. Tai faktas, kad archeologinių dabar tyrimų metu reikia surinkti viską. Ir viską, kas tai yra viską. Tai viską, kas tik tai gali indikuoti apie tos vietos, na, tam tikrą būklę, laikotarpį, kismą ir visi tie duomenys bet kokiu atveju yra reikšmingi. Tai dėl to tu, pavyzdžiui, atkasęs tam tikrą kultūrinį sluoksnį, tu turi iš tikrųjų surinkti ir netgi grunto tyrimų pavyzdžius. Tam reikalingi ir bioarcheologiniai tyrimai, iš esmės žemė, nu tiesiog grunto realiai analizė, kuri pasako, kas pavyzdžiui, šitoje vietoje galėjo augti, kokie augalai, ko tu tikrai plika akim nepamatysi, ten sėklų kažkokius fragmentus ir taip toliau. Kitas dalykas, tu tą žemę turi labai kruopščiai išsijoti ir surinkti viską, kas yra įmanoma. Tai taip, tai yra ir paprasčiausi keramikos fragmentai ir galbūt iš to pasitaikantis ir kiti radiniai.
Anglies fragmentai, angliukai, degėsių pėdsakai, irgi jie yra renkami. Viskas labai aišku kruopščiai irgi turi būti atsijojama pagal kvadratus, netgi kartais tie kvadratai yra, tarkim, metro pločio, kartais net skirstomi mažesnius, priklauso nuo objekto sudėtingumo, nuo vietos sudėtingumo. Ką kartais reikia, irgi net ne kartais ką reikia daryti, tai jeigu tai nėra visiškai ten kažkoks maišytas, permaišytas grubus sluoksnis, tai tu turi labai kruopščiai atsirinkti ir aptiktus ir, tarkim, netgi plytų fragmentus, mūro fragmentus. Tai va, kai kuriem, aš, pavyzdžiui, kai studijavau, tai iš manęs juokdavosi archeologai, aš kur į mūrą dažnai buvau orientuotas, tai sakydavo, čia plyta, jo, čia plyta, bet iš tikrųjų plyta nėra lygų plytai. Plyta kokia nors 17 amžiuje skiriasi nuo 19 amžiaus plytos ir tai irgi yra labai svarbus indikatorius. Kitas dalykas tai yra gyvulių kaulai, net nekalbant apie žmonių palaikus ir visus kitus dalykus, tai gyvulių irgi kaulai, jų fragmentai irgi yra be galo reikšmingas objektas ir renkamas ir nusako tai apie, labai daug ką gali pasakyti, mes čia turim ir žmonių, kurie gali už mane daug daugiau pasakoti apie tai, bet iš tikrųjų atskleidžiantis visą, galima atskleisti per tą ne tik materialinę kultūrą, bet ir visą bioįvairovę, net iki to prieiti, ką žmogus valgė tuo metu, net jo sveikatos tam tikrus rodiklius galima nustatyti. Tai iš tikrųjų sudėtingas, ilgas darbas, stratigrafija irgi yra labai reikalingas ir svarbus dalykas, tai čia šiuo atveju pasižiūrim iš fotografijų, kurias aš turiu, tai neužkrauna taip greitai. Va, čia pavyzdžiui, matosi tam tikra stratigrafija, tai čia vat yra, gal bus dar kita nuotrauka, biški ryškesnė. Gerai, tai va, matot, toks šviesesnio smėlio intarpas, tai vat labai įdomi. Tarkim, tu nusikasi tam tikrą velėnos sluoksnį, pakankamai matosi, kad vėlyvas sluoksnis ir tu atkasi tiesiog kažkokį šviesų smėlį. Atrodo tarsi užpustyta, supiltinė, ar koks jisai bebūtų, bet labai įdomu. Šitoje merkinės teritorijoje, va čia va pat, miško nebuvo labai ilgai. Ir čia yra tiesiog pustomas smėlio arealas. Po to pustomas smėlio sluoksnį tu jau kasi tikrai tą riebų, viduramžišką juodą juodžemį, kurį tu būtent jau labai nuosekliai įdėmiai sijoji, kiekvieną smulkmeną labai aiškiai kreipi dėmesį ir kiekvienas kvadratas čia pas mane ant maišelio užrašyta, kas iš kur yra. Tai čia ne šiaip sau, kad visa kiekviena vieta, kas yra kur rasta, turi turėti labai aiškę savo, ribą. Ir čia, va, matot, yra tokios valinijos, išryškėjusios jau šviesiaus smėlio sluoksnį. Sunku labai aišku pasakyti, kas tai yra. Ar tai yra statinių liekanos, ar kažkokių perkasimo liekanos, bet tai rodo akivaizdžiai kažkokią tam tikrą struktūrą. Ir tokius pėdsakus pavyko aptikti tiek čia, tiek va šitoje vietoje. Ir iš tikrųjų, jeigu tyrinėjant didesnį plotą, jeigu pavyktų, iš tikrųjų per eilę metų atidengti vis didesnius plotus, netgi pasimatytų tam tikros struktūros, kurios buvo, tarkim, čia 14 ar 13 amžiuje. Tai irgi be galo yra įdomu. Tu netgi tam tikrą urbanistinį vietos paveikslą gali nusipiešti, atrodo, iš tokio nedidelio juostelės juodo fragmento, kuris šiai dienai gal atidengus šią perkasą nedaug ką gali pasakyti, bet potencialiai apie tam tikrų erdvių orientavimą, pastatų orientavimą tikrai galima kažkokias išvadas daryti. Tarkim, iš tokių kaip objektų, tokių duobių, pavyko, tarkim, iškrapštyti, pavyzdžiui, turbūt jūsų akim tai yra kažkoks surūdijęs metalo gabalas, kuris nelabai ką sako. Bet tai yra 13 amžiaus, ko gero, pabaiga, galbūt 14 amžiaus pradžia datuojama spinos fragmentas. Tai aišku, keliaus pas restauratorius ta spina ir paaiškės dar ryškesnių dalykų ir įdomesnių dalykų, bet vienas iš tokių fragmentų irgi yra irgi fiksuotas šitoje vietoje, aišku, yra ir šiaip metalų fragmentus, kuriuos tu, aišku, įdėmiai surenki visus, tik tai paaiškės iš to geležies korodavusio gabalo, kas ten viduj jo iš tikrųjų yra. Čia irgi pavyzdys jau užsikrauna. Čia irgi pavyzdys, irgi einanti juosta, kuri irgi išryškėja labai aiškiai, čia kažkoks degėsių
fragmentas irgi tame pačios perkasos dugne. Čia va, ir pavyzdžiui, įdomus dalykas, gal jūs pastebėsit, aš nežinau, irgi įdomu. Va šitoje va vietoje, va kaip tik čia va, yra atsikasi va tokį plotą ir, nu, atrodo nieko nelabai, ką čia matai, kažkoks va degėsi, kažkas tamsesnė, šviesesnė. Tai aš bent jau ką matau, ką aš įžiūriu, tai va atkreipkite dėmesį. Einantis kontūras va čia ir tada einantis kontūras va čia. Stačių kampų einančio kažkokios struktūros irgi fragmentas. Tai kai visa tai irgi nusėsta jau kartografiškai, planiškai, tada vat prasideda ryškėti tam tikras vietos vaizdinys. Tai šita vat iškrapštyta, kurią rodžiau, irgi spynos fragmentą, tai suvarastas kažkur va šitoj va vietoj. Taip, tarkim, va kaip toks va radinys irgi rastas šitoj va vietoj, tai yra, iš pradžių mes čia svarstėm, ar čia kažkoks arbaleto angalis, bet iš tikrųjų čia yra ko gero peiliuko. Fragmentas irgi atrodytų, eitum žemę ir nepakeltam. Tokio fragmentėlio, čia vat ta pati keramika jau iš vėlesnių laikotarpių, vat irgi ištraukta kartais net visai sveika. Tai tokius fragmentus, ko gero, pavyks ir restauruoti, toks augalinis visai gražus akcentas. Na ir aišku, mano mėgiami šitie va mūrai. Tai vat jum gal mastelis sunkiai nuspėjimas ir matomas, bet tam ir fotografijose, fotofiksacijose labai yra be galo svarbus dalykas liniuotė, kuri va būtent gali ir pasakyti. Tai va čia yra faktiškai 2 metrų gylyje fiksuojami mūrai, apatinė pamato dalis. Tai ten galėsim nueiti netgi po mano pasakojimą, parodysiu, kur tai yra vieta. Paviršių aš išdėjau akmenim, kažkaip vėliau gal bus pavyksta pamatų struktūrą buvusią pažymėti ryškiau. Bet iš vienos pusės atidengi tokias struktūras ir, nu, kai merkinė iš tikrųjų viską rankioji po gabalėlį, nes vizualiai tu nieko nebematai, tai net gaila užkas, iš tikrųjų. Bet yra kitas dalykas, tai yra tas, kad būtent po žeme tie mūrai išlieka netgi ilgiau negu paviršiuje, o jų konservavimas, restauravimas irgi kainuoja milžiniškus pinigus, bet nepaisant to, galbūt atidengus tam tikrus plotus, teritorijas, kurios, jau išaiškės kažkoks aiškesnis kontūras, galbūt ateityje bus galima pažymėti ir dar aiškiau. Čia dabar irgi užsikraus turbūt vaizdas, tai va, čia perkasos va sujungtos nuo to va pastato, tai va čia eina taip statmenai mūras, tada va taip eina, čia va yra visur pripilta labai daug skiedinio. Labai įdomus dalykas pakrapštyti tą pusę truputėlį link šlaito, nes pastatas turėjo stovėti visiškai ant šlaito, iš esmės ant šlaito į jau tą Merkio slėnį. Na, visą laiką toks dalykas iškart kelia klausimų, ar ten nebus dar kažkokio kontraforso, ar dar kažkokio struktūrą, kažkokio palaikančio vieneto. Na ir ten toliau grindis. Tai per visą šitą didelį plotą atkastas toks struktūrų darinys rodo tai, kad čia stovėta tikrai nemažo pastato. Čia va tos mano rodytos grindis, kurios va irgi atkastas, tai kuo tai yra įdomu, kad visiškai negiliai, po 15 cm gylį, atrodo visiškai susitrupėjusios, bet tokia eglute klotos grindis, po jomis yra toks šviesaus smėlio sluoksnis, plūktas tas molis, turbūt sutvirtinti patį grindų sluoksnį, bekasant, bet tas rankiojant visas griuvenas, ką aš tikrai darau ir man tai visada labai irgi aktualu, tai netgi kiekvieno tinko fragmentą irgi labai tikrai reikalingas darbas, ką reikia surinkti, archeologinė visi tą daro. Tai netgi matosi ant kurio tinko netgi mėlynos spalvos, tokie kaip polikromijos fragmentai, tai kibirų irgi yra dabar muziejui, kuriuos gal nereikės inventorinti, bet tikrai pasaugoti. Čia va dar irgi mastelis rodo, parodyti irgi bus galima su irgi maždaug tais gyliais, tai irgi va matosi, kartais net
atkasus mūrą reikia paramstyti, kad jisai ir nesugriūtų tau bekasant. Čia vat yra dar įdomi detalė, kad palei pat mūrą, lygiai grečiai mūrą eina pėdsakai medinės struktūros. Labai sunku pasakyti, kas buvo daroma, bet man bent jau susidarė toks vaizdas, kad šita medinė struktūra buvo padaryta jau vėliau, jau kada buvo sunykęs patys dvaro rūmai ir kažkas ten buvo įsikasę duobę, tiesiog susitvirtinant gruntą, kad nepradėtų virsti tos visos griuvenos. Nu, čia pavyzdžiui toks pavyzdys, visiems patinka, aišku, monetos, kas užsiema numizmatiką, galbūt čia vienai vertina pagal pačią monetos vertę, bet pati moneta irgi indikuoja tam tikrą laikotarpį, tai va tarp tų griuvenų išlindo bent jau kokios 4, va tokios va Prūsijos Friedricho monetos 18, nu, maždaug 1760 metų, tai galima irgi datuoti turbūt irgi 18 amžiaus antros pusės, kad dar realiai tuose va mūruose vyko gyvenimas ir kaip tik va tos monetos ir byra iš tokio ryškaus, sudegusio griuvenų sluoksnio. Tai man irgi dabar irgi surinkau anglies, nu, sudegusio medžio fragmentus, tai per radiokarbono tyrimus galbūt pavyks aiškiau datuoti, kada tie iš tikrųjų pastatai sudega, nes Merkinė iš tikrųjų yra deginama kelis kartus. Pirmas didžiulis gaisras 1794 metais, kada Merkinę sudegina Rusijos kariuomenė per sukilimą. Vilnių užima sukilėliai, Rusijos kariuomenė atsitraukia iš Vilniaus ir žygiuoja link Gardino ir Merkinę pleška. 803 metais Merkinė dega, 822 metais Merkinė dega, tai kažkuris iš tų etapų, kuris rodo tą, ko gero, rūmų gaisro etapą. Čia va dar irgi įdomus dalykas, butelio gabaliukas, šukių pavyko pririnkti irgi tarp tų griuvenų, nu, matyt, turbūt viskas degė ir krito, griuvo į visą vieną krūvą. Čia vat 1/4 kažkokia kaip kvarta, nežinau net kaip įvardinti, tai butelio toks kaip štampas, va parodysiu, kaip tie buteliai atrodė 18 amžiai, tai va pavyzdys. Tai va irgi fragmentas irgi rastas, šukių irgi va tokio žalsvo stiklo. Tai va, tokių atradinių, pavienių, visokių fragmentėlių yra ir kai mes iš tikrųjų viską susidėliosim, tą visą vien keramiko, ko reikės inventorizuoti, aš neįsivaizduoju, kokio dydžio ta vien ataskaita bus, bet 56 kvadratiniai metrai yra ištirti iš viso šito milžiniško ploto. Tai kas ateityje čia slepiasi, sunku pasakyti, bet tai, kad šitoje vietoje netgi yra tirtina šita vieta ne tik kaip kažkoks gyvensenos momentas, bet net ir kas čia augo, kas čia, kokie čia, tarkim, net ir, tarkim, Grigtedis, archeologas tyrinėjo, nesenai Piliakalnio aplinką aptiko ir žvėrių kaulų fragmentų nemažai sumestų irgi čia vat už dvaro. Tai netgi tyrinėjant kaip dvaro kultūrą, kaip pačio dvaro gyvensenos elementus labai galima rasti labai daug skirtingų temų. Ir tarkim, netgi ir čia kaip pavyzdys, čia ištirta šita vieta, kur mes esam, čia buvo dvaro parteris, čia buvo ta geroji reprezentacinė erdvė. Ir tarkim, dar 17 amžiaus pabaigoje minima, kad buvo aptvertas barokinis, itališkas, kaip įvardintas sodas su augalais ir kitais elementais. Per archeologiją galbūt ateityje net pavyks nustatyti tam tikrus čia ir augalus buvusius ir kitus fragmentus. Mes tik pradedam šitą dalyką. Čia yra tik tai mažyčiai gabalėliai, ką mes esam ištyrę. Tai galit progą pačiupinėti archeologinį radinį. Aš jų daug jau čia jums net nešiau vien dėl to, nes juos reikia saugoti, nes po to man susimaišys ir tada bus šakės. Nu tiesiog nebeatsirinksiu, kur kas yra. Bet nešiau truputį, galit apžiūrėti, pačiupinėti, po to nueisim, aš parodysiu, kur yra aptikti mūrai ir dar parodysiu plytų fragmentą, tokią nedidelę ekskursiją pasidarysim. Gerai? Tai va, jeigu turit klausimų, tai drąsiai klausim. Aukso radot ar ne? Aukso neradom, sidabro radom. O kurio laikotarpio? Tai 18 amžius moneta. Ai, čia va kur dabar... Jo, sidabro moneta buvo. Čia va tos vakuroja. Ir šitas ir dar ten buvo, dar man atrodo, keletas. Jo. Dar mūrė radai vieną tik šitam. Jo, labai įdomus detalė, kad net mūro siūliai viena buvo moneta 1730 kažkelintų. Atrodo metų kaip turbūt datavimo irgi geras, labai geras dalykas.